Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, bendrai, aišku, aš remiu šį pranešimą ir tikrai galiu pagirti pagrindinę komisijos ataskaitos apie teisės viršenybę dalį, tačiau kartu negaliu nepastebėti ir kai kurių trūkumų. Kiek tai bent jau susiję su tuo skyriumi, kuris kalba apie mano šalį, apie Lietuvą. Sakykit, kaip galima nepastebėti, kad pernai Lietuvoje įvyko fundamentalus pokytis, kai Konstitucinis teismas įteisino tos pačios lyties porų partnerystę. Ir aišku, tada kartu kaip galima nepastebėti, kad valdžia, dabartinė Lietuvos valdžia, daro viską, kad sabotuotų šito sprendimo vykdymą. Lygiai taip pat, kaip galima nepastebėti bandymų politizuoti Konstitucinį teismą, skiriant iš valdančiosios daugumos parlamentarą į šį teismą teisėjų. Tai tikrai norėtųsi palinkėti ateityje, kad būtų koncentruojamasi į esmę, o nepastebimos tik tai mažiau reikšmingos techninės detalės. Ačiū.